Tuo tarpu dar viena graži ataka čia Kaune ir vėl Giedrius Staniulis. This is a Mickey Mouse beat. Lėmė tai, kad gal mažiau klydom antroji pusėje patys ir išgelbėjo, galim tai pasakyti, aikštės gynybą. Sudirbo ir to pasikojo, manau, tas gynyboje didžiausias faktorius ir buvo, kad susigynėm aikštę ir tas ir lėmė tą lūžį, aišku, Montrimavičių šaunuolis. Šiaip neišskiriu žaidėjų, bet šiandien tikrai patraukė komandą, kai tokių momentų, kai reikėjo ir tikrai. Visi vyrai šaunuoliai, čia nei vieno neįskiriu, bet... Už kovingumą 10-tukas tikriausiai, ne, kad nenuleido. Už kovingumą taip, 10-tukas, tai jeigu nekovosi, tai kam iš vis, čia eiti aikštelę ir žaisti. Tai kovo dėl pergalės ir sakau, šaunuoliai. Video ir aiškinu šiandien, kad jų stiprioji pusė būtent yra aukštaūgiai ir kad juos reikia tverti nuo krepšio, kad Staniulis veržėsi tik į dešinę, kas tik į kairę, viskas buvo pasakyta, bet truputį nesustabdėm, jie vis tiek pelnė daugiau negu savo vidurkį. Tai va tas, bet galutinis rezultatas yra pergalė. Mestas kamuolys, meta toli Giedrius Staniulis ir pataiko. Paulius Petrilevičius perimtas kamuolys ir dėjimas. Paulius Petrilevičius, o tai ir minėjai. Aš jiems minėjau, čia nėra lyderių. Dabar kiekviena pergalė yra svarbu. Aišku, pralaimėjimas netenkina, bet iš pralaimėjimų reikia mokytis ir taisyti klaidas. Tai mes tenksimės šitai daryti. Komandos nusiteikimas taip, gal biškelį komandai pakišo koją tos 6 pergalės. Ir tie žmonės, kurie čia susirinko, kai kurie pirmą kartą žmonės mato, netikėtumas yra, kad 6 pergalės iš 6 žaistų rungtynių. Ir reikia tada irgi mokėti išlaikyti šitą lygį. Gal tikiuosi, ne šitas pakišo koją, bet reikia mokėti ir sužaisti tokiuose situacijose. Atsipalaidavę labai buvom. Pradėjom gerai iš tikrųjų, bet paskui pradėjo didesnė rotacija šiandien buvo, tai jis norėjo pailsėti prieš jį svarbų mačą, o besikeisdami taip ir gavos, kad Grajus visiškai išsišniuravo ir taip, sunku pasidarė žaisti. Neišėjo nei puolimas, nei gynyba, pasimetėm prieš jų tą aikštę gynybą, nes jie ten imitavo ir aikštę ir asmeniškai gynėsi. Paskui Paulius Petrilevičiaus trauma, nugarais ten susižeidė, tai taip ir gavos, viskas susidėjo gal. Atsipalaidavimas, manau, sunku sukaupti vėl į varžybom. Tai va tas lyderių statusas šiek tiek išbalansuoja, ar ne? Taip sunku motyvacijos rasti, ar ne? Jo, sunku, nes visas komandas dar labiau mumis nori nugalėti. Mums daros vis sunkiau žaisti visom komandom, mes ir patys atėjom tokia lyg ir jau laimėję, bet iš tikrųjų tai čia mes visi lygus esam, čia tos 6 varžybos nieko nepasako iš tikrųjų. Tai tiesiog, kad visas komandas nori mumis dar labiau nugalėti. Tai sunku, ne? Pavyks atsitiesti ir tojus mačui pasiruošti? Aš manau, vyrai tikrai turėtų atsitiesti ir kiek mes laimėsim vietą. Bus sunku, bet tikrai būsim dar labiau nusiteikę ir čia tas pralaimėjimas spyris iššikna geras, kaip sakoma.